Sveiki, su jumis Gytukas ir Trenirakas. Sveiki. Šiandien laidoje matysime, kaip sekėsi mūsų kovotojams turnyre Vilniaus taurė 2012. Atsakysime į atsiųstus jūsų klausimus. Dabar apie viską plačiau. Vilniaus varžybos praėjo, visi pažiūrėjot video, parodė draugams. Manau, praėjo gan normaliai. Tiesiog matai, kai kurie neįvertino priešininko, kai kurie žinai be patirties, vieniems žinai. Bendras vaizdas, manau, neblogas. Labas vakaras. Labas vakaras. Malonu. Ėjo plekai, kad varžybose dalyvavot. Dalyvavom. O kur čia jos vyko? Kažkur, kur daug ledo. O kokios varžybos? Kokia sporto šaka būtų? Karate. Nu, va, karate tai rimta. O kaip kovot sekėsi? Visai neblogai. Na ir kaip su sąžinė jums, kaip su miegu, kaip sekasi miegot, viską. Nu, ką? Nes kaip matėme, tai draugą iškelienio apakūčio. Reikia biškai draugam parodyti. Nu, tai biškai draugam, žinai, draugai kitas iki nepadės. Tai o ką gavai už viską? Diplomą. Draugo sumušimus. Taurė. Diplomą. Aišku. Aš irgi turiu diplomą, mokyklą pabaigęs. Galėsi dabar sausus pusryčius valgyti iš taurės. Draugas sudaužai, gauni taurę. Normaliai čia. Žinai, kiek pas mane taurių būtų. Va, būtų nuo manęs dovana, bet tos taurės tai va būtų viršnės, va tuo žiema šalta. Neblogas jisai. Bet tau gal žiūriu dydis netinka man kaip tik tai, žinai, Lenkijoje kovojai, tai va tau ir dovana. Žinau, bus atspindės. Atsiminimas bus. Jo, iš karto pasidedi, pasižiūri ir supranti, kur buvai. Su mumis buvo Vytenis Januškevičius. Ką? Linkime toliau draugus kapot. Neblogos pirštinės. Pasižiūrėk ir tu, kovinisportas.lt. Jei dar nebuvot, apsilankykit čia. Klausimas. Kodėl Pišius čia yra Trenirakas, o ne Pišius? Nežinau, ne aš kartas Pišius, o aš esu čia Trenirakas. Pauliaus komentaras. Atėjo bachuriukas ne į tą šventę. Bachuriukas atėjo truputį. Žiūrėk, tu kontrolinį. Jo. Pauliau, čia daug tokių ateina žodžiai į tą šventę. Jeigu nepadarys. Klaus, ar padarai špagatą? Na jeigu čia nieks špagatų nedarys, galiu koją pakelti. Dabar ir visada aptarsim jūsų komentarus. Čia? Ir čia. Komentuokit po laidą. Vienas turnyras praėjo, mes rankų nenuleidžiam. Jau šį šeštadienį gruodžio 1, 18 val. Voroforte, Kalas ir mūsų du vilkai, Gytis ir Kestas. O po savaitės Europos jaunių K1 čempionatas Latvijoje. Trenirakas aš, skaldu bairius, vedu laidas, bet yra rimtas treneris, dirba ne pirmi metai, šaika yra tikrai tvirtai pasiruošęs ir rezultatus galite matyti čia. Čia buvo Trenirakas, Gytukas, ką, laikinat, dalinatės, komentuojat ir laukiat jūsų sekančių.